Labą rytą, gerbėmieji. Ką, naktį lyjo lietus. Praeitą mano video, kaip matėt, čia snygo. Sinoptikai pranašavo chaosą, bet nieko panašaus nebuvo. O dabar turim tokią va situaciją. Nulyjo daug sniego nulyjo, biškį prasivaikščiau, čia apsižiūrėjau, kas aplink gero, tai vienu žodžiu aptirpo tas sniegas, tokia dabar košė, sniego košė ant kelio, tai nei slidu kol kas nieko, mes tada bandom gal judėti link, kas ten priekį atvažiuoja, nematau, judėti link apsisukimo, apsisuksiu ir krausimės vėl kažkur čia šiandien dieną, reikės vakariniukus krauti, taip toliau, tokią dieną nusimato. Tik ką varom, apsisuksim, traktorių sutikau, blembu, galvau, kad lengvykė atvažiuoja, žiūri traktorius, ūkininkas kažkoks sėtinis su bėlkiu. Braukia kelią, bet toj pusėje valyta, o toj pusėje nevalyta, skirtumas tai nulinis, realiai. Čia kiek pažiūrėjau žemėlapį, kaip ir ratu galimėtų važiuoti, bet nerizikuosiu. Ypač šiuo metų laiku ir dar nežinodamas, tai velniai nematė. Čia va, apsisuksim ir viskas. Nepaėsas net nečiauška. Taip. O net ir vairuojasi normaliai, sakau, po manim vakar pravažiavau, tai turbūt lieka tik tai ir ledas nematau, ir plika žemė, gal košė suminta, o kaip gerai, tikrai vairuojasi labai. Na va. Įsistūmėm, galim varyti iki degalinės, pasiimt kofės ir atgalios. Pasaka. Liuks. Žiūrėsim, kas miškuose, o dabar biškį buksuoju, bet nieko tragiško. Varom pasiimam kavytės į mišką ir žiūrėsim toliau, kas šitą. Vienu žodžiu, į mišką važiavom. Kaip į viskas gerai turėtų būti, apsižiūrėjau. Gal varau. Žiūriu pasukiukas, toks lengvas, nieko tartino. Tiesiog easy peasy ir labą dieną griovy. Kai pradėjau čiuožt nuo to, neišvairau. Ir pradėjo traukt ir įtraukė į griovį. Jeigu krautas būtų buvę biškį prastai, tuščiam kaip į nieką. Virs neturėtų, nežinau, gal kraną į pusę dar permesiu, kad svoris būtų stabilesnis. Ir atvažiuoja Fiskaras, kolega padėt. Ir žiūrėsim, kaip čia mane iškrapštyt. Paskambinu vienam žmogui. Gal geriausia būtų atgal taip pat traukt. Kad vienu žodžiu išvėlėt mane. Pradžioje jaučiu reik kojas pasikelt ir pabandyt vieną pusę permest kraną, kad neverstų. Tai va. Kol taip ir darau kol kas. Kraupokai atrodo, bet iš pradžių sigandau, blemba. Aišku, iškart pasimetė reikėjo, gal iš karto ir priekį varyčiau. Minkštai ir nusileidęs dabar ant to krašto. Būtų tiesiai ir išvėlėję mane. Dabar jau pozna. Einu kraną persisuksiu ir žiūrėsiu, ką čia toliau spręst. Atvarys tuoj pagalba. pavyko kraną
sukt. Bandysim dabar judėti. Prie kabiną atvažiavo kolega. Galą. Tuoj sekundėlę, palauk biškį, dar čia susireguliuoju. Gerai, svarbiausia bėgį jungti. Taip, ištiesinam vairą. Nematau kiek. Ką, bandom tai. Važiuojam. Nedaug trūksta. Ant smūgio ilgi pabandyk biškį iškelia. Vis tiek traukia. Blemba, aš negaliu. Tu bandyk ant smūgio, aš labai švelniai, kad manęs netrauktų gilin. Tave ten gilin traukia. Taip, palauk, aš biškį į priekį pavažiuosiu ir kitaip sustosiu. Matai, man dabar šitą ištiesnę, aš gazą, kai duodu, man nučiuožia. Aš negaliu, žinai, labai daug gazo duoti. Gazą duodu, man šitnai šoną nuneša. Tai turiu kažkaip tą aukso viduriuką surasti. Bandysim. Gal algi biškį smūgio, žinai, reikia. Po biškį. Nu ką, iš priekio bandom. Tikiuokimės neįtrauks jo. Taip, aš mechaninė, 4, blokiruoti. Pasiruošęs? Tuoj papypsinu ir varom, tuoj susijungiu viską. Gerai. Svarbu, kad jo dabar į griovį nenuneštų. Net neveikia signalas, įsikišo. Žiūrėk, stok, atkabinam, atkabinam, algi nevažiuok. Atkabinsiu šį. Jau priekį iškėlė. Liaugai net užgeso mašiną. Eina nafik, kiaurė pasipjaus. Jo, priekį iškels dabar, vėl taip pat sustosim. Ištrauks ir išvažiuosiu. Gerai! Hop! Vairą taip reik laikyt. Taip, tiesiai, truputėlį. Taip, mechaninė. Gal. 3. Nu. Man šitna meta į griovį. Bet jau einu atkabinsiu vėl. Bandysiu priekį traukti.
Palauk, Algi, atkabinsiu tuoj vėl. Ką? Ta prasme drąsiai, ką turiu omeny? Biškai palygink lygiau. Nu, bandom. Pabandyk da taip pasmugiuot, gal išmuši. Da, biški, kaip ir nori eit. Ne, reikia dar. Palauk, perkambint gal tau reikia. Išjungiam. Mechaninė. Vairas. Daugmaž. Taip. Blemba, vėl neša. Jį atkabinsi, ištrauks pabėgti. Trosą patrauks, aš kitaip sustosiu. Taip, taip. Rankinį atleidom. Bandom. Pavaryk biški va taip atgal ir da mažą smūgį pabandom. Nu va, dar čiučiut jau kaip ir nori lipt. Varyk link manęs. Dar važiuok, 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 važiuok. Važiuok, važiuok, važiuok. Stop, stop, stop. Ką? Bandom. Bandom. Bandom, dar va, jau priekis lipa atgal. Atgal dar paduok taip pat. Aš pasižiūrėsiu, varyk, 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 varyk. Varyk, 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 varyk. Dar važiuok, 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 važiuok. Dar. Stop. Nu, bandom. Nu, beveik, ble. Dar kartą, Algi. Blemba, po biškį eina, po čiučiut. Bent jau nereikia atsikabinėti. Gerai, va, ir iškart gali varyti, aš važiuoju. Da, jeigu gali persimest labiau ant krašto, žinai, kad tau pavyktų. Važiuok, 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 važiuok. Važiuok, 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 važiuok. Dar gali, dar varyk, drąsiai tiesinkis dabar. Paėmė Karolis virvę. Priekį iškėlė, atgal dar vėl ant smūgio. Priekis iškylo. Dabar tik tai galas liko. Bandom.
Algi dar kartą reikia. Privažiuok arčiau, neša Karolis. Blemba, šiknas lysta žemyn. Bet čia tuoj baigsis jau. Bandom, Algi, tuoj, kiek čia beliko? Ką? Nu, bandau tu bandyk ant smūgio, aš vos be buksavimo. Blemba, blokiruotės pilnos nejungiu, kad visai aš taip švelniai, kad dar atgal tu, žiūrėk, jeigu nebetempė vėl, atgal pavažiuok po biškį, smūgiuosi, taip netraukia, žinai. Užkliūna, reik po biškį, po smūgį tokį mažą. Atgal, va taip, po čiučiut, žinai, po čiučiut tada lipa. Algi, nebuksuok, va taip, smūgiuok jau beveik. Nu. Op, viskas, išlipau. Įsigelbėjau. Eina nafik. Išsikrovė kamerą. Vienu žodžiu, važiuoju. Viskas okei. Rodysiu mašiną. Lemba, čia balnai gal ir važiuotų, bet yra tokių poro posūkių įdomių. Bet grandinių neturi, jeigu ką. Nu, žiūrėsiu. Vienam išvešiu, kitam matysiu. Jeigu čia prasilaužtas kelias, žinai, tai turėtų gerai būti. O, Jėzu. Nu, tokie va, berželiai nulinkę, bet telpam dar po šito. Tai vienu žodžiu ištraukė. Blemba kamerą įsikrovė, nebe nufilmau, kol pasikrovė. Pavažiavau ir vienu žodžiu. Šiaip galiu pasakyti labai laimingai. Tik nuostolis tik laikas, kol ištraukė kokią valandą. Tai, kaip matėt, atgal ištiesino, į priekį po biškį išmušė, nes aš jeigu tik ratus pradedu, nu, buksuoti, tik pradedu prasukinėti, iškart slysta į šoną, tai kėlė, iškėlė. Tai va, blemba, čia tokios vietos nežinau, per tą tešlyną. Čia va, jaučiu balnai, gali būti reikalų buksuoju. Tos tešlos, jo. Vakar ant sniego geriau važiavosi negu čia. Tai va, dar visos mintis tokios karštos nelabai. Ką turiu net ir pasakyti, parodyti. Tai išmušė po biškį va mane. Iš to griovė. Nieks net pro atsargius, sakau, neaplanksčiau nieko. Tai va, laimingai. Čia miške. Gal su priekaba man čia reikėjo važiuoti. Bet nebus kur perkrauti. Sustot su priekaba. Taip, čia kažkur atvažiavom. Reik paklaust dabar Karolio, kur ką sukomės. Aš tai čia drąsiai apsisukčiau. Iki čia, sako, atsivaryt balnus be šansų. Blemba, nerizikuojam, natai. Ne. Ten dar baisiau. Bet tai gal bandom su manim pavažiuoti. Pasižiūrėta, ne? Nu,
Bet vis tiek reikės važiuoti medį paimti. Reikės, nes iš ten siūlyčiau pradžiai rimti. Tai ir važiuojam, ką ten. O tiesiai ten yra apsisukimas. Aš nežinau, ar aš pralysiu su brigadą iš vis. Su Landcruiser ir taip važiavam jau. Tai sės pas mane, važiuojam. Važiavam? Ką, ateisim ir važiuosim namo. Tai pastatam. Jo, čia pastatyk, važiuojam. Nu, aš manau, kad ten balnai neapsisuktų, aš gal apsisukčiau. Balnai tai gal nelabai. Norėjau su priekaba tą varyti iš čia, bet gerai, kad nesvariau. Iki čia būčiau dabar. Ai, nu. Da būtų ir priekabą išgriau reikia ištraukti. Tai priekaba lengviau, su kranu įsikėlęs. Čia tai kol kas viskas liuks. Toli čia tas medis? Nu, blemba, čia žemėlapį, kai taip atsiunčia, tai žinai, aš negaliu to vykti, bet nėra labai toli. Kiek čia mes turėsim tų sandėlių? Čia ant šito kelio dar 2 ir šitas 1. Aha. Tai pradedam valytis nuo čia ir ten dar 2 yra. Aha. Galvoju, kur tik nusukimas. Kažkur čia bus nusukimas dar prie 2. O, čia mes autostradai. Negalėjom autostradai, kai čia atvažiuot būčiau nenuslydęs. Žiūrėk. Galėjom, bet reikėjo tau atitvarus atkel būt reikėjo. Tai turiu kraną. Būtume biški prasverdę. Aš čia kažkada esu važiavęs, čia išlendi dabar kažkio vieduko, ne? Gali būt, aš nežinau. Čia į tą dvarą. Aš čia kažkada esu krovęs, žinok. Ir esu į autostradą išlindęs pro kažkokią vietą. Tipo meistras nurodė kažkur dešiniau ir į autostradą išvariau. Išlindau. Va čia man atrodo. Variau dešiniau. Aš dabar pažiūrėjau, čia. Pažiūrėk, nu čia nėra pažymėta per tokią, kai važiuoju autostradą vienoj pusėje kavinė, kitoj pusėje kaip ir tokias Palauk, aš matau žemėlapį. garažai kažkas. Tai vėl net ten nesukam. Čia į kaimą išvažiuosim, skeitleriai. Ai, čia kažkokia lengvykė važiavo, kai mus tąsė. Kažkaip skubėt nebesinori, žinok, šiandien. Jau skubėkim. Jau priskubėjom. Jeigu tai buvo Dievo ženklas, tai aš jį supratau. O jeigu ne? A jeigu nesupratau, tai dar geresnė atsios. Čia pušis. Čia tai kaip normaliai, jeigu tiesiai važiuotų. Čia dar bus biškelė, šlapas smagiau. Aha. Roveris tokias, aš skubėjau, gal brauks, žinai, labai. Ai, ne, tai su Tiguanu, tai čia... Sako, nuplėšysi viską. Sakau, negali nuplėšyti to, kas Ko ne- nuplėšyta. na. Ne, man tai čia kaip ir gerai turėti. Vakar, žinok, didesnius skylės buvo įkišę. Tada viskas bus gerai. Tai kuris dabar mums Va apsisukti čia, reikia, ne? Bet ir jo, ir toliau mes dar turim krūvą ant šitą kelią. Tai gal tada varom nuo toliau Aš pradėti, ne? galvoju. Mhm. Tai reikia dabar Sakai, bent čia plomba įkitas. Nežinau. nuo kur. Nu, apsisukimą. Tai gal rasim kur nors normaliai. Tai gal čia su priekabu galėjau varyti. Važiuojam, pažiūrėsim. Ką su priekabu atvažiuos, jeigu normaliai apsisukimas. Nes kažkaip galvoju, kad čia kiaurai kažkur galima išvažiuoti. Čia kažkur išvažiavam. Čia Pala, suktis tipo, pravažiavom ne? mūsų šitą? Jo, buvo. Tai jo, gal va čia suktis ir... Aha. Nu, kaip be priekabos apsisuksiu. Įdomu, kur čia tas kelias išeina. Ką, bandom čia tą pušis nepasimt, tik tai reikia. Kaip ir normaliai. Taip. Čia blembo neblogas štabelis po dešinę, ne? 5 metrų čia. Taip. Blembo, kokios duobės čia. Nu va, davažiavom. Einam tada krautis. Tai šitas vienas mūsų, ne? Nu, tai 3. Dabar pravažiavom. Čia. Čia jau. Nu čia pradėsim. Gal tik taip blemba, nudaužysi tą sniegą, pasižiūrėsim. Tai jo, biškį numesiu aš ant žemės.
kad būtų ir viskas. Linguosim atgal. Judam tolyn. Nu, čia daugiau pavažinėjus nežinau, kaip bus, ne? Nu, jo. Toks įdomus kelias. Oho, šikna neša į medžius. Čia tokia žema vieta, blemba, čia žiūrė, pravažiavom, išsikiloja buza. Eina namas, smagu bus kraut. Ką? Smagu bus kraut tarp tų medžių. Dar sustot reikia žemiausiai vietai. Kad prasisukt. Turėčiau gal taip tilpt. Nu, vienu žodžiu. Einu toliau dėtis. Verslo pakojas. Gerai, sustosiu. Ne, sustok. Varam čia. Jo, gal reikia po taip nedaug kraut, kad kelias saugot labiau. Nes, blei, čia tokie pasvirimai. Ir dar palei pat eina va budelė šakas. Čia vienas rašė, žinai, man komentaras. Ble, rodai, čia tik tai kas, va, gerai, viskas gerai, nuotikių nieko neparodai. Tai, ble, kažkaip toks vaizdas, kad galvoju, žinai, tikslas mano dienos nusivers kur nors ir su kastuvu lakstyt. Tai va, dabar galėsi special for you. No, bus special čia tam, kur aš. Lemia, tai kad važiuoja darbą padaryti ir eiti ilsėtis. Už tai, kad čia grevy sėdžiu, kaip babkai nieks nemoka. Kad ir kaip norėčiau. Sėdėčiau ir sėdėčiau grevy. Užgesinės mašiną lūptų į... Nu, atbulinį jungęs aš mane į priekį. Niekaip, žinok, čia pusę dienos tai vargsim. Čia gal reikia laukti netgi penktadienį, kokį geriau. Nu, tai va, sakau, tai bus, aišku, čia tokių dalykų, blemba, reikia vengti kaip velnis kryžius. Ja. Gerai, kad tuščias ir laimingai. Nu, gal greičiau uždės Benas žemynis padangas. Vasarėsi. Jo, tai matei tos, nu, plentinės ant priekio. Tai aš jau pajaučiau, kad man... Ar išlupo? Ar kaip ten kas? Ar kas ten? Rodai Benai nuotrauką. Ar išlupo 3 sekundžių video nusiunčiau, kad tipis jos garsas eina, žinai, širdelį uždėjo. Gerai neapsivertė. Būtų grevy, būtų apsivertė. Tai aišku. Nu tai. Koks čia šiaudų apsikyšėt? Kur? Čia. Ai, čia pririšta lentelė. Varžtą neturėjau tuo metu. Padariau laikinai. Jau 2 metus taip apšnygiu. Gerai laikinai labai gerai. Nu. Čia kaip gerai viskas dar. Jo, blembo šikna vaikšto ant šitą košės. Bet aš kad jau iš to posūkio, tai sakau, va, jaučiu, va taip va skersa, žinai, suku ir nesisuka, ant tos ir plaukia į šoną. Mes ten pat su Long Cruiser ėjom. Tai nu tai va, to pati vieta čia. Ten yra tas toks pasvirimas, naklons, kaip Čia mes ne. kelias vietas ėjom jau ant ribos. O jis sukus nekvepuoja ir varo. Nekvepuoja varo. Tokias takelės išvežinėjau. Ramiai dabar čia išlingavau, blebė slidon posūkio šikna vaikšto. Čiuk vieną pusę į kitą pusę cyrėm į krantą, dar čia kelias gan siauras. Čia va jis jau praplatėjęs, bet ten giliau tai palei pat medžius. Važiuojam, tada balniukam išvežu, vienam kitam mindė atvažiuos, jį pakrausiu. Ir toliau matysim. Tai va, kažkas norėjo turinio, kaip viskas gerai nepatiko žiūrėti, tai va, biškį tokių nuotykių, bet kaip ir minėjau, žiauriai vengiu šitokių dalykų, nes, nu, blemba, gali gerai, kad viskas laimingai tuščias. Krautus ten jaučiu, būčiau išvairavęs, nes man priekis pradėjo nebeklausyti, tempt, taip gražiai nuvažiavau su vairą, bet kur nori ten važiuoju. Tai va. Nu ir aišku, tada neįvertinau greičio, reikia lėčiau važiuoti tokiu atveju. Tai dabar jau lėtai ir važiuoju. O čia šitas posūkis toks buvo aštrus. Nežinau,
Balnas, nu gal čia nuokalnę paimtų į apačią. Bet vėl čia va irgi kraštai minkšti, pelkės. Ar mums reiktų nuotikio? Turbūt nebelabai. Šiandien užtenka. Nu, iki Palaukės va laimingai išvažiavau. Be didelių nuotikių. Ką žiūrim, hebra yra atvažiavus. Nu va, Mindaugas. Gal irgi, barstasi, nepavažiuoja. Likai padėt. Nebėgiok, Mindaugai. Niekur nenuskubėsi čia. Tuoj prakasim biškį, pamesim po ratais. Ką reikės timtelt. Jo, iškart ant to ledelio biškį įkalnę ir viskas. Žiūrim, išvažiuos ar ne. Liapu, čia da laidai. Kažkaip reikės sustoti. Arba ten už laidų. O, juda. Молодец. Jo, Mindaugai, biškį žemyn pasileisk ir vėl važiuok, jau čia dasykasi tau iki žemių. Viskas, žemyn nevaryk, dabar bandyk į priekį. Ką timtelsim? O, молодец, šaunuolis. Blemba, tik dabar gal tu tą priekabą, matai, laidai virš galvos. Sustok, kiek gali dešiniau. Nežinau, kur čia geriau persikrau dabar, kad laidų nekliudyt. Tu, Marijau, jeigu pasuktum link Karolio mašinas, aš atgaliu pastumsiu ar trukdysiu. Nematau, kur laidai dabar. Palauk, aš važiuoju, pasižiūrėsiu, kaip čia man geriau būtų. Ai, va čia va, aš kabinu. Jo, tu atbulas dabar stumpo čia va šone manęs. Ir turėtume normaliai būti. Tai va, gerai. Varyk iki manęs. Vsio, einu Mindaugui, permesiu, vėl grįšiu į mišką. Visas murzinas nuo ryto. Ką, sukamės ir varom gilyn. Atgal. Jeigu varysiu į galą, apsisuksiu. Kojas šlapės įsijungiau, kad pūstų į kojas ir džiovintų. Važiuosiu pačius, kad ligos nepasigaut, blemba, lygiai vietai. Varom atgal. Jau turėtų kelias biškį prasitaškis gal. Kiek temperatūra apie 0. Nežinau, ledas gal nesiformuos, nesimyks. Nu va, atvarėm. Atgal. Dabar reikia apsisukti. Ir grįžti iki sandėlio. Vakar sąlygos buvo žymiai geresnis. Ką padarysi? Netėmdume šių lengvų kelių ieškoti, ne? Būtume norėję, būtume su šaldytuvais važiavę, su temtais. Tiem čia pasiniurkit biškį, urvuose. Taip. Čia irgi, kai sukiesi, turi žiūrėti. Čia reikia stumti, kad čia, va, čia kelmus. Jo nesimatė. Įvažiavau. Jie matot? Ratai ėjo. Per jį. Tai va, apsnykta ir, kaip знаете. Oi. Prasideda. Va, jau čia buksuoju. Nafik. Čia, išvairuoju. Priekį liktai kelmą mačiau. Nebeapsisuksiu, o tai bus cirku. O čia va. Tas kupstas neaišku, kas po juo. O vairas nebeklauso vėl. Išlipau. Košlenu kažkokią. Nu ką, bandom patinėlį. Svarbiausia šitą pusę dabar žiūrėti.
kad neštabinis. Čia kaip ir viskas okei. Lyg ir. O, įsistūmiau. Dabar vėl žiūrėt, kad į tą. Kad ant to kelmo neužvažiuot. O, sėdžiu vėl. Buksuoju. Turbūt ir kažkokį vėl dobelį įkritau. Fuck. Pirmyn. Vėl kažkas skliūdė ratą. Nu čia žiūrim, kaip praeis. Va čia, man atrodo, yra kelmų. Turi labai žiūrėt, kad nuneš priekį dar ką nors. O dabar viskas liuks. Happy days. Happy days. Vienu žodeliu. Nerandu aš tą žodelį apsakyti. Šiandieninės darbo sąlygas sudėtingas. Va, labai tinkamas. Kabiną biškį prisikepinau, jau taip neblogai. Kojom šilta. Jo, čia tokia kalnytė čia, kur čiuožiau, sakiau. Vairas tai neklauso visai, žinokit. Kad nori ten sukiuosi. Tai jo. Čia vėl gerai. Taip, va, ką, šis stovi. Štabelį daužysim toliau. Dar kažkur pavažiuoti reikės. Blemba, čia smagu, žinokit. Leina savo. Viso, jungiam siurblį, duodam gazą, kraunamės. Išvažinėti iš miško, aš važinėjau su likučiais tokiais brokais, visokiais į kitą vietą važiuosiu. Sakau, reikia jums parodyti, ne man vienam šiandien buvo linksma diena. Karočią, manituškė čia važinėja, kaip matot, čia va. Kaip matot, vėžės. Jis čia važiavo porą kartų, šį praleidžiu atvažiuotą. Ėjo iš posūkio. Kraštu važiavo, gal kad apsižurksyt ir ir va ten sėdi baloj, bet ten rimta tokia bala kaip pralaida, skersas visas. Bet jeigu matot, čia va, ir sėdi tam liūne, ten tai gerokai įsivartęs. Bet kai su manim tuškėdzinės, ten turbūt įsistūmė ir išvažiavo, mačiau. Išvažiuota lengvai.
Tai va, varau, sutvarkysiu dabar tą skardį, kur buvau nuslydęs. Išlyginsiu su grėbtuvais ir viskas. Ir varysim į kitą vietelę. Nu, praeitoj laidoj rodžiau, kur vakare įsivežinėjau, tai ten vėl susirinksiu visą mėšlą ir ten važiuosiu. Čia dar į vieną sandėlį bandžiau važiuoti, nelabai pavyko. Jeigu gerai matot, veidrodis sudaužytas stiklas, į šakas vienu žodžiu. Atbulus turėjau stumt, bet ten eglynai, beržynai sugriuvę, be šansų. Kadangi liepė pabandyti, tai pabandžiau. Vienu žodžiu. Pabandžiau, nepavyko, minus veidrodis. Va taip, pažiūrėkit, kai važiuoji, žabai tokie, tarkim, mane palei kelią. Kai priekį važiuoji, tai gerai, veidrodžiai vis tiek į šitą, čia stūmiau vėl nulankstytas. Tai jie praslysta gražiai, o jeigu reikia, pavyzdžiui, kai va čia reikėtų atbulam prasistumti pro šitas šakas, dar su posūkiu. Čia taip jau pristabdau, kaip eina. Kažkuria pusę turi leist per tą mėšlą. Pasirinkimų nėra, tai reikės iš dviejų blogybių mažiausia. O tą, tai nuslydo tiesiog. Vėl priekis lystelėjo nuo vėžių, trūkštyra. Atsirėmė į šaką, grinai. Ir viskas. Tokia tavo mano diena šiandien. Nelabai čia tokia smagi. Nesitikėjau tokios vakar, tikėjausi, kad bus sudėtinga. Šiandien tai galvojau, kad bus easy peasy. Bet va, prašom. Čia kažkur turėtų būti mano slydimo vieta. Po to, kai kažkur greičiau važiuoju, kiek čia, 30 kažkeli, tai tiek ir užtenka. Ir velniok. Nuėjau. Taip. Stojam, išlyginam šitą kraštą dabar, kad būtų gražiau. Tas pats va, dviratininkas jis važiuoja. Važinėja. Ką, einu įsilyginsiu. Iš ten atvariau ir čia va yra maždaug ties yra toks palinkimas į tą pusę. Pagrebė ir va čia variau ilgą atstumą iki pat nuslydimo. Tai va, einu tvarkytis tada, ką pridirbau. Nu ką, da biškį su kastuvu padirbėsiu ir bus gerai. Čia va biškį užlygint. Čia velėna buvo. Ir kaip ir viskas. Turėčiau įsikapstyti. Kol svarbiausia, kad čia
nieko rimčiau. Aišku, čia tokiais keliais važiuojam, belenkada viskas gali. Tai nieko nepakeisi. Ar tai jau? Nieko nenulaužiau, nieko nepadariau, niekas nenukentėjo. Žalos niekam nepadaryta. Kas čia dabar? Koks pagalys išbuksuotas. Tai va. Nu, ką žinau. Manau, kad bus gerai. Čia jau visai juodžiams. Ką? O jum dėkoju, kad žiūrit, laikinat, prenumeruojat, paremėt, vat kartais tokių dalykų būna. Šiaip pirmą kartą gyvenime taip, kad būčiau nuslydęs rimtai. Jo, jau čia vat variantas vienas iš tokių restesnių. Tai va. Tikiuosi tam, kam reikėjo ekstremo, užteko va. Man irgi jau va, tai iš tikrųjų stengsiuos, kad tokių daugiau ir nebūtų. Va. Ačiū, kad žiūrit dar, kad laikinat, prenumeruojat ir iki sekančio. Čiau.